augau Afrikoje, tai tais laikais dar nelabai kažką apie sutartinę žinojau, bet jau atvykęs į Vokietiją ir lietuvišką gimnaziją, ten jau pradėjau labiau susipažinti su lietuviška kultūra. Nes tais laikais aš buvau toks labiau rockeris, patiko sunkus metalas ir taip toliau, bet tiesiog laikui bėgant aš tiesiog dalyvavau, kaip čia sakyti, grojau ir mokyklos orkestre, ir chore dainavau ir taip toliau. Ir kuo toliau susipažinau su ta kultūra, tuo labiau man kažkaip arčiau širdies jinai tapo ir laikui bėgant man tiesiog pradėjo patikti visą tai. Šitas projektas elektroninės sutartinės, tiesą pasakius, prasidėjo nuo verpimo ratelių. Mes buvom su Mindaugo Tendzegolskiu, su skulptorium, sugalvoję šitą projektą, kuriame mes tiesiog su verpimo rateliais išgavom, kaip čia sakyti, elektroninę muziką ir tai buvo tokia kaip aliuzija į sutartinės. Ir vėliau tas visas projektas šiek tiek įsivystė ir mes pradėjom pridėti ir vokalus, sutartinių vokalus. Ir taip gavosi šitą tokia, kaip čia sakyti, toks mišinys tarp elektroninės muzikos ir lietuviškom sutartinėm. Ir tuo metu supratau, kad iš tikrųjų kažkaip labai toks panašumas yra iš tikrųjų tose sutartinėse, kurios vis kartojasi ir sukasi aplinkus ir gal net galima šiek tiek palyginti su Steve Reich, kur irgi tokia kaip, skirtingos melodijos aplink save sukasi. Ir taip tiesiog kilo mintis dabar įrašyti albumą, kuris būtų ne tik tai sutartinės, kaip čia sakyti, originalios, bet sumaišytos su elektroninė muzika.